Labas vakaras, atvykome į Panevėžį pas Luką Jasą, tik dėja su mumis yra Jasas, bet ne Lukas. Labukas. Yra jo brolis, bet aš juos vadinu dvyniais, nes aš, aš trezvas jūs sumaišau. Girtas tai būtų taip, Lukai, kai tu atsimeni, ten kažką veikiam. Ir jisai sėdi ir galvoja, ką tu čia durnelį kalbi dabar. O jie man labai vienodi. Tai va, tai prie reikalo, atvažiavom Passato pirkti. Važiavom pirkti Passato. O šitie ratai labai gražus, bet mes jų neperkam, juos reikės grąžinti. Kas visai manęs nedžiugina. Tai va, tai aš net nežinau, nuo ko čia pradėti. Jisai šaltas, ar ne? Nu tai gal pabandom šaltą startą. Nebandai kurti, jau kiek laiko nekurtas? Nežinau, kūrė mechanikas, galvoju jį. Aha. Nes, matai, ant kapoto biškį nušylės jisai. Aha. Šiandienis bus kurtas. O ką mechanikas čia su juo darė? Supratau. Galit kameristas arčiau prieiti. Opa, mes čia turim ne bet ką, mes čia turim 2.8 benziną 4 varomais Passatą. Geras modeliukas kaip tik prie tokio oro. Pas juos tik Panevėžy biški sniego daugiau negu Vilniui. Įsivaizduojat Passatas, kaip dirba, a? Nu ką, šildom cilindrus, kur jūs išėjot, ponas kameristas? Pas mane vat naujas kolegas, su kuriuo jūs reikia supažindint. Ir aš jam iškart darbo kameristą daviau, tai jis dabar biški, praktikuojasi. Gerai, darom ką, darom temperatūrą ant šilčiausio, tegul viskas atšyla. O aš daug nežiūrėsiu. Luku aš pasitikiu, jo broliu irgi. Aš manau, kad aš net kapoto netidarinėsiu. Pažįstu aš jau Lukas ganėtinai senai, dar nuo vienų senų kitų visokių laikų, tai man nėra tikslo atidarinėti. Tai va, Lukai, matysi seriją, matai, kiek aš tavim pasitikiu. Tai tegul pašyla, daiktus įsikrovėt? Jo, daiktus įsikrovėt. Aš tik tai gal biški, gal pravažiuot norėčiau biški, ne, bent jau minimaliai. O dabar jam numerį šitie priklauso, nes tai jau uždėti. Ai, tai gerai, o čia palauk, kaip čia keičiasi sunkiai ar ne? Ai, ne. Toj pakeisim numerius valstybinius. O tu žalį dokumentą išmykit ar ne? Naujų? Ai, tai viskas gerai. Jo, ledas. Šitas piliam, matai? Gyvatė. Lauk. Palauk, gal ir nebus, va. Nebus sulaužyta. Opa. Tu buvai teisus. Biški sulūžo, nieko. Gerai, galim vieną pavadinti pritvirtinti būtų. Malonu, aišku, dar ir nepamestų numerių. Kažkada, kažkur, kažkaip netyčia. Einam į galą, žiūrim, ką turim. Kameristas iš paskos. Čia tik tai čistas benzinas, ne? Jo. Pirštus biškį dūžiau. Tai medvar rasi, ne? Nu tai davai. Ar jūs įsivaizduojat 2.8 benzas? O čia tai automobilis. Aš galvoju, gal netgi su šitais ratais, bet labai daug noriu už šitus ratus. Bet ratai irgi neblogi, ne? Už 500 noriu už jas. Brangu. O čia ratai šitie tavo, ne? Jo, mano. Ir tu už jas 500 nori? Kiek? Kiek tu nori už jas? Aš nežinau dar kiek noriu. Bet galim, aš kai nepirkau, pas su manim pigiau prišti dar broliu. Aš nežinau, iš tikrųjų. Gal mes galėtume kažką sutart? Aš kaip broliu juos, sakysim, atidaviau, padovanojau. Jo. Tai tinka ar čia? Broliu juos atidaviau. Aš atidavau su naujais polkmanais. Aha. Jis biškis su šitu Passat gazavo prie namų, tai subadė jo padangas. Aha. Dabar aš nežinau, kiek man tie ratai. Nežinau, kažką galim sutart, kad visiems tiktų. O yra tas ilgas kėlimelis? Jo, va čia. Bagažinė, ne? Palauk. Nereik šito. Tuoj padarysim geriau. Opa, žiūrėkit, ką mes turim. Alan Hubo vardinius numerių rėmelius. Tai kad auto dar supirkimas plius yra. Tu pabiškai, jeigu gali palaikyk. O aš to viską čia. Jo, pas mane yra viskas gerai. Lauk, tai va. Gerai, čia tai prisiveršim. Gerai, kur čia turim skylę? Va. Lauk, dar biškai sekundė. Ne, va, šitą va mažą, matai? Biškai prilaikyk, jeigu gali. Ledas. Gerai. Davai susipildom sutartis tada. Nesvarbu test drive. Ai. Nesvarbu. Norėjau biškį. Nu davai, gal biškį. Bet čia aikštelė, aš niekur nevažiuosiu, aš tik tai čia va biškį.
Viskas įsiaiškinta. Gal ratų neįsiaiškinti? Tai va, gal... Jung derybos. Derybas. Mes už mašiną sutarė 900 be ratų. Tai va, nežinau, kas tais ratais daryti. 500 nenoriu. Ne, 500 tikrai nenoriu, nes daug labai. Yra. Jo, yra teisybės. Padarom 3PM dėl kontento. 3PM. Nu, 3PM kaip kaina. Su šipais, ne padangus? Taip. 3. Su 5. Davai 3, kad matematika skaičiuotųsi. 30 būčiau. Gerai. Malonu, va matot. Tai viskas sudėrėta, sakau, kad Lukas jo brolis, visi, matau, Jasų šeimina yra geri žmonės. Sakė, vardan kontento. Mes jums būtinai atsiųsim kažkada kažkokių dovanų, kaip ateis mūsų merčas. Einamės pildyti sutarčių ir lekiame Vilnių, ten ir prisijungsim. Labas rytas, štai ir aš, apsikirpęs gražus. Sėdžiu nuostabiam Passate. Šildom Passaratį. Oi, tu savo Passate yra šildomas sėdynės. Nu čia tai geras. Einam į degalinę, atsigeriam kavos. Susipažinkit, ponas Danas. Vakar rodžiai, Danas vakar buvo kameristas. Naujas mano kolega. Kolega, kur bėgi? Ne, tai gali pastovėti, kaip tu šitas Passatas. Tu vakar su juo važiuoji pasidalink įspūdžiais. Linksmas, ne? Bet turi būti kažkoks klientas jiems specifinis, jo? Manau, rasim. Tu kaip tu galvoji, jis dabar sėdi ir laukia, tipo, ne? Jisai laukia, tiesiog laukia. Tai va, važiuojam, išplaunam ir dedam į skelbimus, o aš dar kavos pasiimti greitai. Nu ką, važiuojam Passatą fotkint, va ten vai pavėsi. Nu, tai va, man atrodo, ir sustosim, ne? Iškart iš poros kampų, tada iš kitų poros kampų. Čia daug nėra ką fotkint. Čia viskas ir taip trumpai ir aišku. Kodėl grybauja man telefonas? Op. To biškį perstatom. Koverio fotkytė. Į ten bėgam arba paskui bėgam. Nu, manau, reikia patys svarbiausią dalyką padaryti, ne? Variklį nufotkinti kelt. Ko niekada šiaip nedarau. Aš dar nebuvau pakėlęs kapotą, bet aš toj mašinai. Gal kažkokį stebuklą pamatysim. Opa. Va 6. Įdomiai atrodo, įdomiai. Nu ką, sufotkinom. Šokam į automobilį, važiuojam toliau dirbti. Ką, kameristas? Matausi? Mataisi. Saugumas pirmų vietoj pas mus. Opa. Ai va, ką turim? Turim virdulį, jau pirmą išgertą kavos puodelį. Na kaip aš visą laiką sakau, kaip gera turėti draugų. Va, kolegų, susipažinkit, jau jį pažįstat. Bernardai, pasisveikink. Surinkinėjom presą. Kas kaip leidžia savaitgalio vakarus, kas presą surinkinėja, dėžes va surinkinėja, kas sau ramiai. Alūtį kuliu geria. Bet mesgi ne iš tuo, ne? Bernardai. Tai va, tai dirbam. Penktadienio vakaras, mes susirinkinėjom. Pirmadienį norim jau pasidaryti kažkokių darbų, tai reikia dirbti. Einu, padėsiu kamerą ir aš padėsiu šaikai, nes tu pyks ant manęs. Nu ką, turim penktadienio vakarą, buvo ir garaže padirbtas servizė ir visur ir Passatėlis parduotas, iškeliauja į naujas rankas. Sakė, vaikinas tik išlaikė teisę, sveikinu. Davėm dovanų jam, visko. Laimingas, nupirko. Sakė, mylės, prižiūrės, vertint šį nuostabų automobilį. Nu davai, pagazuok paskutinį kartą. Tu laimingas jį nupirkęs? Pafollowinai kanalą? Maladiec. Nu? Atsigavo mažulį. Sakiau? Dabar dar geriau, ne? Daug geriau. Tai va, parduotas, viskas gerai. Sio, aš tau dokumentus ten viską, kai sutvarkysiu, atsiųsiu SDK. Sio, davai. Atsargiai tik tai mašina, dar tik 2 dienas teisės turi, tai su tokiu varikliu. Įdomi, jo. Kad nepradėtų dabar vaidinti ir tyčia neįrūlintų kur nors. Nu, Mersa būtų nelabai malonu. Nu jo.
Nuoja vaikinas. Pasatėlis parduotas, biškių užpliusinta, gražaus vakaro visiems. Sveikučiai, nu ką, pirmadienis, 6 savaitė, belė kiek visko vyksta karočią, bet kol kas nevyksta pirkimai dabar ir pardavimai. Praeitą savaitę porą nupirkta, vieną parduota, bet kol kas mes susikoncentravę į kitus darbus, surenginėjom toliau patalpas. Genčikas va, elektrikas visų galų meistras jisai. Ką va turim, vesim toj laidą, toj parodysim, iš ko pastolį sugalvom pasidaryti. Va, žiūrėkit, turim tokį va, jau po biškį įsikūrimą. Viskas statosi, kabinsim teliką, reikia prasivest laidą. Kad prasivest laidą, neturim pastolių. Tai va toj va, važiuosim su pastoliais į vidų. Pastoliai bus ant rato. Biškį bus dvižuhas, tai noriu parodyti jums, gal bus įdomu pažiūrėti, kaip sugalvom sprendimus. Kur atrodo, tų sprendimų nėra, bet sugalvom, kaip padaryti, kad būtų sprendimas. Смотри, не на меня смотри, а на этот экранчик, что я везде видел бы. Поtrauksim Mercedesą, nes trukdo reikia įvaryti pastolius. Patraukim Mercedesą. Varinėsim pastolius, šitą padėk, kolega nunešk. Nu ką, pažiūrėm, ar rasi kur zefiriokas mūsų. O zefiriokė, pažiūrėkit, kas darosi. Pažiūrėkit, užeikit. Kiek padangų, šmadangų. Taip, žiūrim, ar zefiriokė. O, nieko nematysiu aš per tos ratus, bet gal kažkaip įvažiuosim. Visko neišdaužė. O ne, reikia žvakę šildyti. Nieko nebus. Žvėrisinė mašina. Nu ką, įvarinėjom pastolius į vidų. Nieko nebus, pastolių neįvarysim į vidų. Nes yra va tai va. Neįvarysim, nes neleidžia bėgiai perimti. To išnešim ratus. Taip, išnešim ratus visus, to pirštinės susidėsim. Viską paprastai ir pigiai pas mus nebūna. Taip, kur pirštinės? Karočią reikia ratus išnešti. Negaliu bėgiai perimti. Reikia va čia atnešti va. Ir čia vat padėt. Kai iš galo galėjai palikti, va čia svar. Taigi salonė. Silpnas kameristas kol kas pas mane labai. Rankinių netraukiu, nes pastolius reikės pasiskubti. Galite duoti man kameristas. Tai pažiūrėsim, kas čia gaunasi. O, geri pastoliai. Ką, į priekį biškį pavarysim. Ir viskas bus gerai. Ir laidą persivėsim. Problema su pastoliais išvengta. Gerai, einam dirbti, nėra laiko kada filmuoti kol kas. Sveiki, mano mylimi bičiuliai. Šitą savaitę pas mus biškį liūdnoka. Nes jau prieš kalėdinis laikotarpis niekas nenori priduoti savo mašinų. Nu, labai. Tai atvažiavo užsieniečiai pasižiūrėti Jarę. Tai galvoju, gal parodysim ir nors vieną pardavimą. Gal pirks, gal nepirks, nežinau. Mes ten kaip ir susirašėm su jais. Šiaip nesitikėjau, kad iš visi atvažiuos. Bet atvažiavo, tai gal kažką bus įdomu pažiūrėti, kaip parsiduoda automobiliai, ne tik perkasi. Paskui parodysiu, kaip servizas veikia. Mano asmeninis, mano draugams ir man. Hello. You taking video? Yeah, YouTube. O, baterija. O, gut. Paaiškink mano draugam, nes Alanas nelabai kalba angliškai, paaiškink, kad biškį ilgai stovės automobilis. Kad, nu, stovi. Ai, tai ką mes dabar užgis, tai dabar ne užkurs. A, va, užkurs gerai. Draugas kažką daro. Draugas traukia cigaretę. Turi cigarą? Daug cigarų. Ai, atsiprašau, rūkyti negalima, blemba. Tai gal tas nusikaltimo vietoje. Va, parodė, kaip jie čia stoja dabar rūkur galvoja, visi žiūri vieną mažą mašinytę. You from? Albania. Albanija, yes? You know. Nu, yes. Tai nežinau, tai aš kaip suprantu atvyko iš Albanijos per šitą automobilį. Tai aš kaip matau, jie ten irgi užsiiminėjo automobilių veikla kaip ir aš. Tai turbūt jo, nes ir atvažiavo jie net keturiese. Tai vat nežinau, kol kas jie žiūri čia kažką, ką jie čia žiūri. Nelabai čia yra ką žiūrėti. Kol kas, čia rūko cigaretės, ko aš negaliu dabar kitų irgi mielai padaryčiau.
Betgi negalima, tai aš tiesiog pastovėsiu, pažiūrėsiu, ką čia kalbasi, sprendžia. Mat reikia anglų mokintis, ne? Man sakė anglų mokytas toks iš Elektrėnų dočkų, sako, mokinkis gyvulį, mokinkis. Aha. Kad tu lenkų išmokai. O aš lenkų išmokau, lenkų, rusų, lenkų, nu jo, vat reikėjo anglų. Nieks angliškai nešneka. Nieks nešneka, jo. Drive, yes? Pasakyk, kai buvo batereika įsikrovus, prikūrinėjau ir čekas susidegė. When the battery was low, he... Yeah, but Yeah. when the battery was low, he used the booster. Nu, tai gal žiūri. Nu, vat, Nenori net... nervuoja mane šitie užsieniečiai klausė, jam bandai paaiškinti, o jie... Nenori net... Na, nenori nepirt, nu, nieks čia nesiūlo čia. Nu, tai va, dabar matot, va, kaip man reikia sunkiai su jais bendrauti. Tai va, tai jie klausė, bandėm paaiškinti su Igneliu, o jie vos ne mus pyp pasiuntė. Ir sėda lyg patys protingiausi būtų. Mes irgi nedurniai, jeigu ką. Čekas susidegė, bet rimtai, va, užsidegė čekas, kai nepastovėjo. Buvo įsikrovęs akumuliatorius ir aš prikūriau, nežinau dėl ko, aš tiesiog netriniau, galėjau nutrinti ir viskas, nu, bet ką aš neslipiu defektų, nu, tai užmato, ką perka, nu, kad paskui nebūtų pretenzijų, jeigu jiem tai netyčia nutiktų. Parodykite mano Mersą, gal nori nupirkti, atiduočiau už 25 štukas. Netempė jų kišenę ant mano automobilio. Tai silpni vadinasi. Bet tik maža ūgiai tokie, tai jam bus gera mašina. Ką žinia, pavoks mašinas, tai reikia man šitą albaną ieškot po visą. O paklaus, kokias dar mašinas perka. What kind of cars do you buy? I like Volkswagen. Volkswagen, jos? Ai, ne, gražus oras. Sell. Va, sudomino jūs mano Žigulys. Ai, jau atsiprašau, pardaviau. Retro car. Retro, yes. I'm drive. This car. Yes. Kažkas skambina. Klausau, diržų iš Opelio. Nu, gali. Vyksta servizė darbukai. Draugas atvarė mašinėlę, jam užkalė variklis šiam. Biškai nutraukė pokalbį, tai va. Tai draugų užkalė variklis, paprašė pakeisti, mes kaip tik galvom prasitestuosim. Ir ką sugeba mano naujas kolega, mechanikas, ir ką keltuvą ir kaip įrankį mano naujai dirba. Tai va, keičiam šiandien variklį, va, nuvešiu jūs ten parodysiu, kai vyksta procesas. Man ir pačiam smalsu, nes vakar vakarė atvažiavo, aš vakar vakarė turėjau reikalų, buvau biškai išvažiavęs. Su vėlo, kad atvažiavo tas automobilis. Dabar skambino, klausė, sakė, ar reikia diržų, sakau, tai išpjaukit iš Zefyros, kaip tik turiu tokį Zefyrą, kur jau į metalą nekeliaus, tai ten saugos diržų tikrai nereikia. Tai reiks važiuoti pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Susakėm dar įrankiai kaip vis laik vėluoja. Buvo programėlė viskas Vilnius, pasirodo viena detalė. Vienas įrankis ten toks stovas yra Kaune. Tai vienu žodžiu, pas kaimyną paskolinsim. Rasim, kaip aš sakau, nėra. Kaip aš sakau. Ne, yra kitaip posakis mano. Nėra išeities be padėties. Taip? Nėra padėties be išeities, šitą nedėsim. Nėra padėties be išeities, jo, čia mano gyvenimo kredo. Igneli, kokie statymai? Kad lauž kainą. Tai ką čia nėra kur laužyti? Kiek įmetas? Metas aš už 1,9 spėm, bet aš čia galiu duoti minimaliai už 1,5. Jeigu jam netinka, tai tada viso gero. Gera mašina, nu bet pažiūrėjau, noriu kažką parduoti. Tiesiog šį savaitę dar nieko nepardavau, bet jeigu dar kažką parduoti, tai būtų gal visai ir nieko. Good car? All good? No good? Kodėl no good? Paklaus, kodėl ne šitam blogajam. Dabar jau trins. Tai man nėra kad trint. Trumpai raškai, man nepatinka šitas su tokia pūrėva. O šalia tai jos labai nepatinka, aš jau matau, kad nesueina. Aš kaip tik šiandien patreniruotės. Iš šį kamerą nedarlys, man rodys kažkoks šį banditėlis bus. Matėme šitokį banditėlių. Atsisėdu į mašiną, pasakė, kad lieva mašina ir atsisėdu į mašiną, pabėgo. Jis gal bijo manęs, aš nežinau. Gal aš kažkaip šį piktai nusiteikęs atrodau. Ai, netinka. No? Not good car? A kodėl, paklaus, kodėl, kas jums netinka? What's wrong? Kas yra? Sakė, čekas ir dėžė tipo kažką. Tai čia dėžė robotasgi. Kaip turi dirbti robotas pagal jos? Taip, jis ir turi dirbti. Nu, paklaus, kur dėžė, box. What's the What's? problem with the gearbox? Ką jis, Nu, jis sakė, tipo, jeigu dabar jis išvažiuotų kažkur stotų kamštį, tai jam tipo išmestų klaidą. Ne, nu tai... Your choice. Yeah, I know my choice. Thank you very much. I appreciate it. Thank you for the time. Have a nice day. Have a nice Bye. See you. Nu va, matot, ir tai būna. Sugalvoja, atvažiuoja, prisigalvoja nesąmonės, sako, aš jam mašinu, kad čia tas čekas degė. Aš pats važinėjaugi su ją, stovėjom, viskas buvo gerai. Tiesiog įsigalvoja ir tiek žinių. Nu va, taip ir būna, matėt, ką mes dabar padarysim, nieko. Tai čia dažniausiai tai būna. Nieks nemato tiesiog šitų...
Smagratis barška. Nu. Čia pirkai. Nu, gera mašina, jūs smagračiai barška, šmarška. Gal man tas bjaurybė nepatiko vienas ten. Būtų lietuvis, taip nesakyčiau, čia šitie figėlinė. Su jais kariau jau 4 metai, žinau, ką aš kalbu. Sveiki, sveikučiai, ir ką mes gavom? Gavom variantą pasiūlytą. Turim va kolega Bernardas, susipažinkit. Kur čia susipažinkit, Bernardas jau pačioj pirmoj serijai buvo. Tik buvot pamiršę apie jį. Turim dar vieną kolegą. Robertinio, važiuojam su sena gera komanda, įsivaizduojat, kiek čia daug sentimentų šitam automobilį dabar tvyro ore. Kaip senais gerais laikais lekiam žiūrėti automobilio, pasiūlė mašiną, kas čia darosi. Visur skambina, paskui atsiliepsim. Tai va, šitą pasiūlė Audinė 4B7. Šią savaitę labai prastai su pasiūlymais, praeitą irgi buvo labai prastai. Aš pastebėjau, kas 2 savaitės tik siūlo mašinas kažkokias plius minus adekvačias. Lekiam prie mados prekybos centro, pasižiūrėsim Audinę, duosim Bernardui kamerą rankas. Sakė, bus geras reporteris. Tai važiuosim, kaip jiems sekasi filmuot ir pafilmuosim kažką. Reikia kontento jums, o kontento šią savaitę labai silpnai. Gali būti, kad serija bus 10 minučių tik tai trukmės. Ir ką jūs galvojate, atvažiavau prie mašinos. Pasakė, kad mašiną žmonės parduoda, privažiavau viską. Ir gavosi čia kažkokia ar čia patyčia, ar kas čia gavosi, nelabai supratau. Dabar jau nebekelia žmogus ragelio, sako, žiūrėkit, čili pica, sako, ten meilė dirba. Užėjau, niekia ten meilė, sako, nedirba. Dabar žmogus nekelia ragelio. Nu, matot, kaip būna dar. Būna ir taip. Nu ką, jaunimas, kaip ir minėjau, negražu taip elgtis, kai buvo pasielgta su manim, nes dievulis yra ne frajeris, viską mato. Tegul tas žmogus laimingas būna, karma pas jį sugrįš. O ką aš minėjau, kad servize keičiasi variklės, draugelio. Testuojamės, viską žiūrim. Tai jau servizas darosi panašesnis į servizą. Tai vad biškių užeisim, užmėsim akį, parodysiu, ką turim. Tai paprašysiu kolegos, sustabdykit biškį muziką. Opa, garsas išjungtas. Nu ką, ponas Dančikas valaksto, žiūrėkit. Opa, čia kas? Naujas variklis. Svapas. Nu ir žiūrėkit, ką jie pat pridirbo čia. Nuleido visą variklį su visko. Kol kas atrodo va taip. Nieks nebesikuria, nieks nebevažiuoja. Tai va, tai žiūrėkit, jūs šitą, aš jums dalyką parodžiu, norėjau pas jūs paklausti, ar būtų įdomu toks procesas, pažiūrėt, kaip servizas atrodo, kaip veikia viskas, kaip keičiasi detalės. Parašykit. Galbūt ir jūs norite pas mus pasitvarkyti automobilį. Dirba profesionalai, žinokit, su patirtim. Ne taip, kaip ten, žinau, visokių aš servizų, aš už savo žodžius atsakau. Tai va, šitai žmonėm aš pasitikiu, dirbu su jais jau ilgai, aš juos pažįstu, žinau, dirbęs, jie man, atlikinėja darbus, dabar jau jie su manim komandai, tai viskas yra labai gerai, aš jais labai tvirtai pasitikiu. Nu ką, turim B2010. Sako, jau kūrėsi. Tai va, variklis pasikeitė. O, kažkoks nelaimingas atsitikimas įvyko. Kas čia atsitiko? Tik pasakiau, kad antifrizas kažkur biški pasipylė. Bet išplauta, turim chemijos. Viską vietoj sutvarkyt, kad nebūtų problemų ir patiem ir murzin ir taip toliau. Man jau sakė, aš jau girdėjau, kaip dirba, sako, teik, parodysim, ką galim. Pasipylė antifrizas. Nieko baisaus? O, matė Dančiką pirmai. Ir pažiūrėkit, kaip jis atrodo dabar, vyrukas. Pažiūrėkit. O, kaip turi atrodyti tikras mechanikas. Nu, bet tai ką? Tu laimingas? Ne, aš turiu džiaugtis. Tik dantis balti šviečia. Nu va. Viskas. Dirba. Tai jeigu kažkam reikės, šiam varikliuką, va tai va jos keičiam. Tai šiandien tiek, yra jau 10, varom namo turbūt. Rytoj damušim, jau draugelių laimės bus. Kažkokio ypatingo darbo nėra, tai darysim, karočią, va, reikia pažiūrėti, vėl neprasiduoda pirmukas. Reikia varytis į servizą ir žiūrėti. Jie rendi irgi kažko, čia kendžiną išmetė. Tai reikia varytis įaiškinti, kas čia per problemos. Ir man pirmukas jau blembais su mane nervuot pradėjęs biški, dar gerai, kad nieko nėra. Va, paprašiau kolegų, kad padėtų. Nieko nemoky, taip štai pirkau. O girdi, kai jis bazarinama, Bernardai. Šal kokią anekdotą davai. Ne, ta diena. Na, kaip čia tikėtina, tai kamera. Ką nors pašnekėjo? Aš jaučiuosi šitas, kaip suspaustas. Suspaustas, suvaržytas? Suvaržytas. Tai va, lekiam karočią iki servizo, pajungsim kompus, pažiūrėsim, ko ten tie čekai iš čekijos mūsų aplankė. Kokią progą, ant kiek ten viskas blogai. Bernardai, kas čia buvo? Važiuojam greičiau, seniai, jaučiu, kad ne kažkas ne taip. Sakė, Bernardas darėsi įsibiški birstelę per daug. Gali būti, kad tas neatsilaikęs, tai vidurnas, čia tokia
Ne, tai mes negalim, mano. Zaibys ant viso pasaulio. Sėdžiu, jėris, bet tu pagalvok. Ką jis nešneka? Sako, kad po viso pasaulio nerodytų. Taip, все, važiuojam. Nu ką, šiandien laikų nespėjom atvykti servizą, nenufilmuoti prieš tai, kaip atrodė džipukas. Vieno mūsų pažįstamo, bet va jau dabar. Monstras gavosi, pažiūrėkit, tai spiruoklėse susikišo kokie paaukštinimai. Tai jeigu kažkas turi tokį va džipą ar kažką nori panašaus padaryti, gali kreiptis. Kur? Kur gali kreiptis? Pas Dančiką. Atvarysit ir padarys va šitokį monstrą. Ten va irgi. Tai va įdomu tik tai, kiek visą tai laikys. Nes man atrodo, kad gali iššaut kunos kalnuose, bet tikiuosi labai, kad neiššaus. Tai va, tai kažkas kažką turi, nori kažką padaryti panašaus. Galim pakeisti jums spiruoklės, įdėti prailgintus amortizatorius ir atrodys, va tai va, visai neblogai jisai čia pakyla. Gaila, kad nespėjau atvažiuoti prieš tai ir parodyti rezultato prieš ir po. Kitą kartą būtinai tai padarysiu. Tai jeigu va kažką domins toks darbas, kreipkitės, padėsim ir jums. Nu ką, eidamas namo, kaip mato, sutikau senį šaltį. Perdavė žmonai dovaną senį šaltis. Žmona mano vis laik svajojo apie vieną iš dalykų. Tai va, nu va, kaip ir sakiau, eidamas namo sutikau senį šaltį, žmona gavo dovaną. Žmona vis laiką svajojo apie gerą dulkių siurblį. Tai su šventom kalėdom prašom išpakuoti savo dovaną. Šiandien labai stengiausi, labai pakavau. Tai prašau lupt. Matot, kaip gražiai supakavau. Ką tu jokies? Nu rimtai, nu. Kalėdos pasėtėjo netikėtai, nelauktai. Koks pokštas, nu. Nu, jie labai dulkių siurblį namo. Tai jau gavo kalėdom dulkių siurblį. Noriu, kad matytumėte reakciją. Kol kas jinai juokiasi. Ką mes ten turim? Oi, čia nedulkių siurblys, atsiprašau. Biškai atsistosim. Tai visai nedulkių siurblys. O kas ten iš tikrųjų? O! Ką žinau, kas čia? Šitau dovana gal? Šiukšlės paskui gal gražiai reikės. Jo, iš tikrųjų, ką jinai čia gavo? Batus galt? Jinai gavo vagį, elektrinį šildytuvą, maišytuvą. Apie tokį svajojai? Tikrai ne. Ne apie tokį? Tai kuo jis traukia? Lieva kalėdinė dovana? Ne, iš tikrųjų, žmona brangiausiai aš juokauju. Nes tugi pas mane visą laiką apie ką svajojai? Apie Dyson plaukų, kaip jis, džiovintuvas, ane? Ir štai, jinai gauna Dyson plaukų džiovintuvą, feną. Nu, ne Dysonas, bet fenas, parodyk visiems, kokia graži dovana. Prasitestuosi šiandien? Būtinai. O tavęs neužkniso pačiam tiek pukoti? Ką? Nu, tai stengiausi. Stengiausi. Bet va, pažiūrėk, matai, kaip moteris lūpa, aš viską gražiai pakavau, viską gražiai dariau. Čia neina, kitaip. O čia bet kai va. Jokauju, iš tikrųjų pyragėlė, ir vėl jokutis, ir vėl jokutis. Dabar sportuoju, tai reikia biškį masės priaugti. Ir palauk, iš tikrųjų ten gal kažkas nesausainiai čia? Nesausainiai. Čia nesausainiai? O kas čia? Nesausainiai. Įkūlius? O kas čia? Nu ten atlūp dėžutė, nu ten naujas nieks. Nu tai atlūp gyvat. Sunku su moterima. Negaliu. Išlūpk. Matau. Aš tokio neturėjus, tai nemokam naudotis. O čia yra naujas 16 Pro Maxas. Žmona svajojo apie naują iPhone, žadėjo mano seną pasilikti. Nes čia nesenai man padovanojo. Tai tiek to mūsų vaizdelio. Tai va, žmonai įteiktų dovanas su šventom kalėdom, mes niekada nesulaukėm tų tradicijų, visą laiką šiandien anksčiau, bet vat, galvau, bus gal ir jums įdomu, gal ir jums kils idėja kažką panašaus kaip mano, nežinau, čia kam patiko, kam patiks, kam nepatiks. Žmona laiminga. Nu ir viskas. Netraiškim, čia paskui nesigirdės nieko. O jinai sakė, vat ir man kažką dovanų turi.
Tai aš to įsipakosiu, bet niekam nerodysiu. Sveiki. Praeitoje serijoje minėjau, kad dovanosiu mašinėlę, tai va dabar va rinksim jos nugalėtoją. Tai va kitoj serijoje pakomentuokit, ar jūs domina tokios akcijos, atrakcijos, ar jūs norite pastovi, kad aš tokios daryčiau. Aš galiu ir kiekvienoje serijoje dėl jūsų leistas akcijas, bet jeigu jūs aktyviai dalyvausit, kad bent jau bus po 100 komentarų kiekvienoje serijoje, tai tada kodėl gynė, mane gaila. Ką, renkam nugalėtoją? Va. Aš rinkau nugalėtoją, kaip ir matėt, tai prašau susisiekti su manimi Alan Hub Instagrame ir atsimti savo prizą, tik tiek. O visi kiti likusiai, kas nori dar tokių prizų, žaidimų, tai prašau visiems pakomentuoti, kažką parašyti. Jeigu, sakau, rinksim po 100 komentarų kaip minimum, tada bus, nes jeigu nerinksim, tai tada aš galvosiu, kad jums neįdomu. Teisingai. Tai va, tai žiūrim, laukiam iki pasimatymo. Nu ką, mano mėly bičiuliai, žiūrėkit, su kokiu šiandien aš treningiuku. Treningiukas yra veliūrinis, ką mums primena veliūrą? Edgarą. Tai va, su Edgaru pasitarėm ir pasikalbėjom, kad pritaikysim jums galiojančią akciją mėnesio laiko su Alan Hub nuolaidos kodu. Gausit 20% savo kėbulo meninio išlyginimui. Gali būti duobutė, gali būti linkimas, dar kažkas, ten pabraižymas. Kreipsitės pas Edgarą, pasakysit Alan Hub, iškart 20% nuolaidą. Tai va, tai dar be to jisai daro poliravimą atlieka. Tai su to pačiu kodu bus nuolaida ir jūsų kėbulo poliravimui. Darbai atliekami kruopščiai, kokybiškai, be jokių ten, kaip aš sakau, kasiakų, viskas idealiai patikrinta. Manau, kad Edgaras yra Vilniuje vienas iš geriausių, gal net ir geriausias, žinot, čia sunku pasakyti, bet esu susidūręs su kitais, tai ten ir kainos kosminės lupa ir išsigalvoja beleka. Jeigu daug darbo, gal net ir į Kauną atvažiuotų. Aišku, gal ir nevažiuotų, bet manau, kad atvažiuotų. Su juo viską galima sutarti, kas svarbiausia, kad jisai visais klausimais yra atviras žmogus, pakonsultuos, pasižiūrės, atsiųsit ar nuotraukas, ar atvyksit su automobiliu, nuspręs, paskaičiuos, pritaikys nuolaidėlę ir padarys jūsų darbus greitai ir kokybiškai. Tai va, tai priseksiu Edgaro puslapį, paliksiu Edgaro numeriuką, arba užėjant į puslapį užpildot, arba skambinat tiesiai Edgarui. Ką, visiems gražių švenčių, gražių kalėdų ir iki pasimatymo, mano mėly draugai, bičiuliai.